Įsivaizduokime situaciją, kad pacientui reikia suplombuoti dantį. Vienas iš būdų yra dantyje jau paruoštą ertmę tiesiog paprastai užpildyti plombinę medžiagą. Tai pacientas nebeturės dantyje skylės, jis nebejaus skausmo, jam nestriks maistas, tačiau pacientas turės plombą blyną. Kitaip tariant, turės plokščią plombą. Kai pacientas kramto tokiamis plokščiomis plombomis, maistas nėra sukramtamas, o yra tik tais perspaudžiamas. Tokiu atveju dantis turi dirbti sunkiau, todėl greičiau dėvisi, nudyla, o ilgainiui tai gali sukelti ir sąkandžio, žandikaulio sąnario problemų, kramtymo raumenys gali būti pertempti. Kitas plombavimo būdas yra funkcinis estetinis plombavimas. Tai reiškia, kad įdėjus šiek tiek daugiau laiko, pastangų, gydytojo kruopštumo, panaudojus papildomas priemonės, pacientui atstatoma danties anatomija. Tai reiškia, plombos medžiagos pagalba yra suformuojami gumburėliai, vagelės, velenėliai, duobutės ir kiti elementai, kurie padeda efektyviai sukramtyti maistą. Taigi, paciento kramtymo funkcija pagerinama, tampa efektyvesnė, jam patogu sukąsti, jo sąkandis stabilizuojamas, be to atkuriama natūrali danties išvaizda ir pacientas gali džiaugtis gražiais ir sveikais dantimis.